Aš esu angelas Zadkielis ir siunčiu į tave dangiškus meilės linkėjimus su Amatasat. Šie linkėjimai įsisupa tavo širdyje, įsisupa tavo sieloje, įsisupa tavo dvasioje. Jie įneša dievišką energiją į tave. Ir taip, išsiplečia tavyje laukas energijų, kuris atitinka aukštesnės dimensijas. Mano mylimas žmogaus vaike, šioje meilės dimensijoje iš realybės mes šviesos būtybės nepažįstame rūpesčių ir abejonių, bet tu kenti tai, tu gyveni dualume šioje žemėje ir, kad tau būtų lengviau, arkangelas Zadkielis šitą sugalvojo. Jis šiandien dėl tave sukurs ypatingą energijų kamuolį. Į šį kamuolį tu galėsi atiduoti visus savo rūpesčius ir abejones. O aš surinksiu tai į savo delnus ir, jei tu esi pasiruošęs tuomet, labai giliai įkvėpk meilės šviesą iš aukštesnių realybės dimensijų. Išsiplėsk su šiomis energijomis, įkvėpk šią energiją į savo širdį ir su kiekvienu įkvėpimu vis toliau plėskis. Plėskis tol, kol tu pajausi, kad šios energijos aplinkui tave ir tavyje. Tuo pačiu aš plėsiu transformacijos kamuolį su palaiminimo šviesa. Jis pradeda švelniai švytėti. Galbūt tu gali jį atpažinti arba pajausti. O dabar, mano mylimas žmogau, prašau tavęs visus rūpesčius sudėti į šį kamuolį. Kamuolys atsiveria lyg savaime, o tu gali kiekvieną abejonių mintį, kiekvieną rūpesčių mintį sudėti į šį kamuolį. Skirk savo šiek tiek laiko ir išlik savo asmeniniam greityje. Leisk viskam nuo savęs nutekėti, abejonėms ir rūpesčiams į šį kamuolį transformacijų. Rūpesčiai dėl savo gyvenimo gali išeiti. Egzistencijos rūpesčius gali paleisti. Visus rūpesčius apie savo vaikus, ar jiems viskas gerai, paleisk. Rūpesčius dėl savo sveikatos ir pilnatvės ir tai paleisk. Rūpesčius ir savo darbo kasdienybę atiduok man. Atiduok į šį transformacijų kamuolį. Rūpesčius apie savo draugus, gyvenančius kartu ar kaimynus, paleisk. Atiduok į transformacijų kamuolį. Viską paleisk, visus rūpesčius. Paleisk tiek, kiek tai gali iš visų jėgų. Visus rūpesčius savo kasdienybės, savo darbo kasdienybės, apie savo draugus, apie kaimynus. Viską paleisk ir atiduok transformacijų kamuoliui.
Transformacijų kamuolys vis dar atviras ir priima viską, kas tave trikdo, kas tave išmuša iš vėžių, abejonės, ar viskas, ką tu darai, yra gerai, ar tu esi pakankamai geras. Kiekviena abejonė apie vieną ar kitą, ką tu darai, ir tai gali leisti išeiti. Vis daugiau priima transformacijų kamuolys iš tavęs, o tau tuo pačiu tampa vis lengviau. Tu jauti tai. Tu jauti, kad tau lengviau pasidarė. Satkelis stebi, kad viskas būtų gerai. Satkelis tave apsaugo, tu gali juo pasitikėti. O dabar, kai tu pajausi, kad viskas išėjo, kas tau abejonės sukelia, užsivers transformacijų kamuolys ir pradės labai šviesiai žibėti. Stebėk tai, kokios spalvos šviesa pasirodys, jei joje dabar kita, šviesesnė spalva nei prieš tai buvo, o gal šviesiau spinduliuoja, tuomet tavo rūpesčiai buvo transformuoti, tavo rūpesčiai buvo pakeisti į meilę ir šviesą. Žiūrėk, kaip šis kamuolys žėri. Viskas, ką tu atidavei, kas šiame momente yra trikdžiai ir kliuviniai, transformuojami į šviesą. O aš, Zatkielis, išnešu šį kamuolį į viršų, į realybę, nes ten jis vėl atsivers, pilna šviesos ir ištransformuos gryną šviesą, besąlygiškos meilės ir dieviškumo. Viskas yra transformuota. Tave apgaubia meilė ir šviesa. Ir šešėlis tapo plonesnis. Tu jauti nuosavą aš. Tavo siela, tavo meilė, tavo dieviškumas daug intensyvesnė nei prieš tai. Aš, Zatkielis, nusilenkiu prieš tave pilnas džiaugsmo, nes visas gėris sugrįžta. Dieviška tvarka dėl tavęs suveikė, o aš su tavim atsisveikinu. Atsisveikinu aš su tavimi, su meilės garsais iš